Kai atvykę į ofisą. Laurislavas. Pamėginsim rašyti jaunai, žiūrėsim, kaip čia 5 minučių fotosesija, kai visą laiką. Laukiam torto, gavėm šampanydzės, mergos laureatin. Tai kas iki, esam Frankfurte dabar, su Laure atvarėm iki Frankfurto, skridom ir dabar varysim iki Ženevos. Tai va tokia šiandien kelionė nusimato linksmesnė biškelė. Tai pažiūrėsim, kai čia gero, kaip čia kas. Turėsim nemažai darbų iš tikrųjų, būsim savaitę laiko Ženevoje ir turėsim 4 dienas, kurias dirbsim. Tai visai įdomu, visai smagiai. Laurinas va sėdi, apsimeta kažką, kad veikia. Taip? Taip? Ką, draugai, sveiki atvykę į ofisą. Štai mūsų ofisiukas šiandienas. Įranga pabiški ruošiama. Tai va tokie jau rimti reikalai. Atvarėm iki mūsų ceremonijos vietos, ne ceremonijos, iki mūsų konferencijos vietos atvarėm. Davė mums ofisiuką va tokį va. Lauris jau ten kažką darbuojas, įranga ištraukta. Tai laukiam laido dėl to, kad visur kištukai netokie. Tai gali biškai būti problemų su laptopu. Su laptopu gali būti problemų. Bet žiūrėsim. Jeigu ką su Laurio kažką padarysim, o jeigu ne, tai iš kažkur vis tiek gausim tą kištuką. Iki parduotuvės kažkas nubėgs gal kur nors. Ne, kažkas galvosim. Tai va, ir viskas. Varom pabiškai, parodysim daugiau vaizdų, varom dirbti. Žiūrėsim, kaip čia kas. Vakarėlis. Nu, pirmoji darbo diena baigėsi. Daiktus paliekam. Oi, kaip sakoma, buvo ką veikti. Susitiksime rytoj. Nu, va, antroji diena. Vakar nieko iš konferencijos neparodėm, tai šiandien biškį parodysiu. Lauris filmuoja interviu iš rankos. Sakė, patinka jam labai, kai rankos pavargsta. Tai va. Čia biškį pavalgyt gaunam, dar kažką. Gerai, po to parodysiu dar iš vidaus, kai ten šneka žmonės kažką įdomaus. Nus fatikiokas. 200-600, bet ko neišsisukčiau. Ir va tokia vasalytė šiandien pas mus. Nevaikiška. Apie 400 žmonių būna. Bus dabar va 6 speakeriai. Tai visai įdomu. Einu į savo vietą, visada būna ten pat va. Čia. 3 vietoj, 3 eilėj. Patogu, nes gali normaliai visus va nusifotkint sėdinčius. Su 200-600 gali galvos fotkių gerų pataškyt. Tai toks pats tas. Tai va, nice. I really want to hear from some of the people on the floor, so please, as they're talking, note down your questions. Nu ką, laikas atsisveikinti su ofisu. Baigėme 3 dienų darbus World Resources Forum čia kažkokioj konferencijoje vatidama su Laurinu. Ventiliacijai. Tai va, draugai, buvo fainai. Daiktai jau sudėti. 200-600 buvo geriausias sprendimas, kad pasėmiau. Belė kaip prireikė. Salotos liko. Vos gimbalo nepalikau ten. Nice. Reikia susidėti visus daiktus. Tai va, draugai, kol kas. Nu va, atvykom į Ansį, miestelį tokį. Varom su Laurinu kažkur, kažką paveiksim. Pasimaudysim gal dar kažką ten šiandien. Ir viskas, tokia bus šiandien ekskursijų diena, kaip sakoma.
Nes Ženevoje nieks nedirba. Ženeva šiandien, mūsų vienintelė išeiginė yra šiandien ir Ženevoje visiškai nieks nedirba, nes national holiday kažkokia tai. Tai vadinamasis toks įdomumas šiandien nutiko. Bet nieko, viskas normaliai. Viskas normaliai, kaip saka Žemaitė, vis normaliai, vak pavalgė, viskutę. Matei, kaip pamirksėjau sakim? Taip, mačiau. Štai toks senovinis miestukas. Einam iki kanalo ir tada varysim kairio. Šiaip galim čia eiti kairę. Nieko neprimena fatkišti. Nelabai. Sadahai, haru. Tau vaidinam visur esi. Jo, nuotraukas spalvota buvo atsimė. Va, kanalas. Anal Street. Va, kaip dailu. Oi. Va jau centriukė. Kanalai visokie. Einam prie ežero maudytis kūras. Kanalai. Einam prie ežero maudytis kūras. O po to aš manau, kad aš norėsiu kažko maistinių medžiagų. Nes kažkaip jau toksai tas šilumos ir vandens balansas, manau, mane išmušt gali iš vėžių pakankamai. Elinas vakar norėjo kursų. Vakar kursų norėjau nusipirkti visokių odontologijos, pavyzdžiui. Ant nuotraužos? Nu, atvykom. Štai tokie vaizdeliukai. Ten yra kalnų. Čia yra kalnų visur. Čia kalnai. Čia vanduo labai švarus. Čia lauris labai nešvarus. Laivas. Viską pasakys, ką matau. Medį, paukštį. Visokių dalykų. Gerai, einam maudytis. Bernai jau pasiruošė maudytis, va. Ledukai paruošti, viską. Lauryslavas. Ir varom. Išsimaudysim, gal iš GoPro įkelsiu, jeigu neišsikrovus, neatsimenu, ar išsikrovė, ar ne? Taip? Paskutinė diena Ženevai beveik. Rytoj išskrendam. Varom dabar fotkin vestuvių. Varom čia į tokį viešbutuką, vieną rimtesnių. Čia. Prie upokšnio, o į prie ežerą. Tai einam, pamėginsim rašyti jaunai, žiūrėsim, kaip čia gausi susitikt. Ir važiuosim kažkur tolyn. Lyg tai Prancūzijoje bus ceremonija. O gal ir ne ceremonija, čia po to fotkinsimės Prancūzijai. Nežinau, vien žodžiu, bus įdomu. Après toute la préparation. Nu va, pakuojam nuotaką ir važiuosim kažkur. Nice, juokinga, smagas. Nu va, su Lauriu mašinai jau sėdim. Kažkur važiuojam. Attends. Su šveicarėm trim. Taip? Jo. Kaip Ryanairo, maždaug skraidį jau čia susigrūdęs. Gerai, varam iki merijos ir filmuosim ceremoniją. Oi, fotkinsim. Fotkinsim ceremoniją, bus įdomu. Tai iki pasimatymų. Vestuvėlės prasidėjo. Va tokia va ceremonija yra. Kaip Prancūzijai kažkas panašaus. Jaunikis laukia. Lauris irgi laukia. Gerai, viskas varom. Nebeturiu laiko filmuoti. Varu fotkinti. Direktoriau, kas dabar? Fotosesija vyksta. Nu va, padarėm 5 minučių fotosesiją kaip visą laiką. Ir dabar važiuojam į viešbutį. Truputį dar ten padarysim kažkiek labai nedaug. Ir balius bus baigtas. Ai, dar valgyti sakė, mums duos kažką labai skaniai. Tai irgi įdomu. Gerai, o dabar Lauris vadarėse. Kaip grybas. Pasigeram. O tokia va salytė. Pro langą matosi džetas. Aišku, nematysit jūs. Nu va, baiginėjom vestuves. Šiaip labai fainai liko tortas.
Davė mums ir pavalgyti, prie žmonių pasidėti, pašnekėti viską normaliai, tai visai iš tikrųjų smagiai. Ten va galėtų pamatysit salę. Dailiai. Šiaip 5 žvaigždžių viešbutis, žiūrėjom, pigiausias kambarys kainuoja 603 frankų. Ai, 900, net aš čia. Jo, 900 frankų kainuoja pigiausia naktis, tai toks visai rimtesnis, sakyčiau. Bet įdomu, šiaip plema, gražus labai. O tokie visokie vaizdai, visokie tai va, tai labai fainas experiences, labai faini jaunieji. Tikrai labai cool. Ir būtų palinkėjimas savo ateičiai. Norime daugiau tokių šaunių vestuvių. Ženevoje, Dubajuje galbūt netgi. Galbūt Saudo Arabijoje, pavyzdžiui, kokius 2 savaičių vestuvės. Galbūt dar kažko. Bet užteks ir Ženevai. Bet užteks ir Vilniui. Jeigu parašysit, žinokit, užteks ir Vilniui. Tikrai pasakysiu jums tiek. Už kelis tūkstančius, žinokit, ir Vilniui padarytume. Gerai. Buvo malonu. Susitiksime per jaunųjų šokį. Dar laukia fotografų dovanėlė. Yra parašyta, kad fotografų. Gausim dovanėlę. Vakarėliaujam. Laukiam torto iš tikrųjų. Priėsim torto ir varysim tada jau namo, praustis, ruoštis, rengtis ir varysim kažkur į miestą dar pabūsim. Miestas mums patinka. Nori torto? Laukiam torto. Gavėm šampanydzės. Mergos Lauretin. Ir laukiam torčiuko. Torčiukas bus patinka man. Man patinka. Gavom torčiuką. Kai visada išvalgysim tortą visą. Bus išvalgytas tortas dabar. Bandom susišnekėti su prancūzais, su šveicarais, bet niekam nesigauna. Visom kalbom. Tiesiog visi žvengia ir niekas nesupranta, kad sušneka. Karočiui, davai, varom valgyti ir nedarysim nieko. Visą gerą. Buvo malonu, buvo smagu. Susitiksime ir rytoj 3:30. Nu va, esam jau oro uoste. Dirbam. Prie Fatkelio, kai visą laiką iš karto sėdam. Ir viskas. Kelionė baigta. Paspauskit like, subscribe, nes žiūrit ir nespaudžiat. Jau turėčiau kokį 100 gal, jeigu spaustumėt. Bet nespaudžiat. Tai paspauskit. Viso gero. Labai ačiū, kad žiūrit. Viso gero.